Sveiki, jūsų ekrane TV3 pavakario žinios. Esu Kristina Leknaitė ir kviečiu žiūrėti. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomas Seime patarėjų dirbantis Ignotas Adomavičius ne tik politikos naujokas, bet ir pasirodo Žemaitaičio tolimas giminaitis, brolio svainis. Pats Nemuno aušros lyderis tokių giminystės ryšių nesureikšmina. Niujorke viešintis prezidentas žada teletiltu pasikalbėti su kandidatu į ministrus ir išsiaiškinti, ar būsimas ministras turi kultūros geną. Kaip gerai, kad Žemaitaitis žino, ką darysim mes. Ką Žemaitaitis tikrai žino, kad partietis Ignotas Adomavičius dažnai užkurdavo gerą nuotaiką partijos sąskrydžiuose. Traukdavo dainas taip, kad nuo šokių drebėdavo visa aikštelė. Tad dabar, kai Nemuno aušra tapo atsakinga už kultūrą, Adomavičius yra siūlomas į ministrus. Tikrai geriau negu aš, tuo tiek galėčiau pasakyti, tikrai geriau negu aš dainuoju. Profesorius muzikos ir aš vertinu profesionalus, o ne mėgėjus. Ir čia ir politikoje taip pat turi būti profesionalai, o ne mėgėjai. Yra toks juokelis, žinot, klausia žmogaus, ar jis griežėtės muiku. Sako, nežinau, nebandžiau. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos? Kandidato į ministrus šiandien Seime nematyti, nors jis Raimundo Šukio Aušriečio patarėjas. Nemuno aušra Ignotą Adomavičių paslėpė. Kur paslėpėt kultūros ministro? Kultūros ministras turbūt tikrai turi ir savo įsipareigojimus. Tad kaip ir įprastai, aušriečiams advokatauja pats jų pirmininkas. Tai ta patirtis yra pakankamai didelė. Kiekvienam atrodo gal jinai maža, bet kažkada tai žmonės startuoja ir pradeda nuo to darbo. Kitaip tariant, politinės karjeros pradžia prasideda nuo aukšto starto – ministro kėdės. Mes visi žemaitaitukai esam. Negana to, būsimas ministras pasirodo dar ir Žemaitaičio tolimas giminaitis. Mano pusbrolis buvo Arūnas Dulkys, kai skyrė į ministrus, irgi neklausė, kodėl Arūną Dulkį skyrėte į ministrus. Mano pusseserė buvo Laima Nagienė, kai skyrė energetikos ministro patarėjas, irgi neklausė. Mano pusseserė buvo Ieva Pakarklytė, kuri dirbo Seime, irgi niekas niekam neklausė. Nu tai ką aš dabar turiu daryti, kad aš tų giminių turiu tiek daug Lietuvoje. Kandidatas į kultūros ministrus yra Žemaitaičio brolio, žmonos sesers vyras. Tai mes visi giminės, mesgi visi atėjom nuo Adomo ir Ievos, tai jeigu taip žiūrint. Vien tai, kad žmogus yra giminė ir išlaiko tą giminystės ryšį su Žemaitaičiu, čia yra kažkoks jau mokėjimas kultūringai prasisukti. Vis dėlto prezidentas kandidato nuvertinti neskuba. Nausėda teletiltų dar šį vakarą ketina pabendrauti su Adomavičiumi. Pasak prezidento, po pokalbio paaiškės, ar kandidatas yra tinkamas. Besirinkdama perimti į savo rankas vyriausybės vairą, Inga Ruginienė pripažįsta, teks didinti mokesčius. Ji žada, kad naujų mokesčių nebus. Tačiau brangs rūkalai ir alkoholis. Didesnių mokesčių gali sulaukti bankai, mažosios bendrijos ir vadinamieji sofos ūkininkai. Tiesa, akcizus degalams naujoji vyriausybė ruošiasi įšaldyti, o Žemaitaitis juos siūlo netgi sumažinti. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, prašydama Seimą patvirtinti jos vyriausybės programą, buvusiems partneriams demokratams aiškina, ką darys su mokesčiais. Antros mokesčių reformos tikrai neplanuojame ir to nedarysim, naujų mokesčių neįvesdinėsim, bet jūs puikiai suprantate, kad turime RRF planą ir tam tikri įsipareigojimai turės būti vykdyti. Ruginienė žada įšaldyti degalų mokesčius ir nevykdyti dar praėjusios kadencijos Seimo numatyto degalų mokesčių didinimo plano. Viską darysim, kad taip būtų ir tikiuosi, kad su biudžetu tas matysis. O Nemuno aušros lyderis Žemaitaitis siūlo dyzelino mokesčius netgi sumažinti. Mažinti degalų akcizą esama dabar, ypatingai dyzelio akcizui, daryti vadinamą tą pertrauką 6 mėnesių iki Liepos 1 dienos ir pažiūrėti, ar mes per pirmą pusmetį surinksime daugiau už akcizo pinigų. Naujieji koalicijos partneriai valstiečiai vietoje degalų ragina branginti kitas akcizinės prekes – alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, elektroninius rūkalus. Kad nebūtų praradimų biudžetui, siūlome tabako akcizo didinimą, alkoholio akcizo didinimą, kur tikrai žmonių sveikatai yra nenaudinga ir ta prekė galėtų kainuoti brangiau. Ir dauguma mūsų kalbintų šiauliečių pritarė tokiems mainams, kad vietoje degalų brangtų svaigalai ir rūkalai, kai kurie nežada sveikiau gyventi. Reikės mesti. Alkoholis, cigaretės taip pat pabrangs. Čia viskas aišku. Gerai, kad alkoholį brangins. Cigaretėm ne. Gerai, teisingai.
Nereikia gerti, nereikia rūkyti. Alkoholis ne pirma būtinybė yra tikrai žmonėms, jie gali be to gyventi. Socialdemokratai susirūpinę, kaip gauti pinigų gynybai, užsimena, kad gali padidinti sodros įmokas mažosioms bendrijoms. RRF pačios priemonės yra, tai viena iš priemonių būtent mažosios bendrijos ir pakeitimai įmokų. Tai yra įsipareigojimas RRF ir mes galim prarasti daugiau kaip 100 milijonų įplaukų reikalingų biudžetui. Programoje vyriausybė grasina nepalikti ramybėje ir bankų. Jiems taikys finansinio stabilumo mokestį, skaičiuojama nuo įsipareigojimų. Na, o opozicijos atstovai priekaištauja, kad anksčiau pridalyję gyventojams dosnių pažadų valdantieji jau traukėsi, atsisako planų mažinti pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, nebesirengia skubiai didinti neapmokestinamųjų pajamų dydžio ir bazinės pensijos. NATO pajėgos efektyviai atgrasė į Estijos oro erdvę įskridusius rusų naikintuvus, sako Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė po 4 straipsnio konsultacijų, kurias sušaukė Talinas. Varšuva skelbia, kad nuo šiol numuš bet kokius jos oro erdvę pažeidusius objektus. ES diplomatijos vadovė tikina, kad taip turėtų elgtis visos bendrijos narės. Tačiau Riutė sako, kad kovinių priemonių Aljansas imsis tik nustačius realią grėsmę. Iš Estijos karinės bazės kyla NATO F-16 naikintuvas. Penktadienį taip pat tik F-35 modelio naikintuvai iš Estijos bazės kilo gavę perspėjimą, kad rusų naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę ir ten prabuvo 12 minučių. NATO pilotai nufotografavo rusų pilotus, kurie nereagavo į jokius įvairiais kanalais ir net vizualiai pilotų rankų mostais siunčiamus raginimus atsitraukti. Dėl incidento Estija sušaukė Šiaurės Atlanto tarybos 4 straipsnio konsultacijas. NATO generalinis sekretorius sako, kad Aljanso pajėgos greitai ir užtikrintai atgrasė įsibrovėlius. Sąjungininkės dar kartą įrodė, kad bendras įsipareigojimas dėl kolektyvinės gynybos yra nepalenkiamas. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusijos provokacijos gali atnešti naudos. Esą dabar Aljanso narės pamatė, kad tai ne šiaip klaidos, o tikros rusų provokacijos. Jeigu mes tai pripažįstame ir jeigu mes matome, kad nėra ko laukti rytojaus ir NATO valstybės, NATO kaip organizacija turi suteikti mums tuos būtinus oro gynybos pajėgumus. Kremliaus provokacijos Estijoje įvyko nepraėjus nei 2 savaitėms, kai į Lenkijos oro erdvę įskrido bene 20 rusiškų dronų. Varšuva jau paskelbė, kad numuš bet kokius jos oro erdvę pažeidusius objektus. Mes pasirengę priimti bet kokį sprendimą dėl grėsmę keliančių objektų sunaikinimo. Tokių kaip rusų naikintuvai, jei jie įskristų į mūsų teritorinius vandenis. Aš užtikrintai sakau, supraskite mane teisingai. Visi sąjungininkai elgsis taip pat kaip mes. Europos komisijos diplomatijos vadovė Kaja Kallas cituoja Tuską. Sako, kad taip turėtų elgtis visos savo piliečius ginančios šalys. Svarbu suprasti, kad kiekviena šalis turi įsipareigojimą prieš savo piliečius, kad tokie įsiveržimai neįvyktų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Jungtinių tautų saugumo taryboje perspėjo Rusiją nesiskųsti, kai valstybių ribas pažeidžiantys jos naikintuvai bus numušti. Kopenhagos ir Oslo oro uostuose sumaištis. Dėl neatpažintų dronų nutraukti skrydžiai negalėjo leistis lėktuvai. Danijos valdžia 4 valandoms uždarė oro erdvę. Dėl atšauktų ir perkeltų skrydžių nukentėjo tūkstančiai keleivių. Danijos premjerė neatmeta, kad tai suplanuota dar viena rusų provokacija. Pasak jos, tokiomis atakomis Kremliaus diktatorius kelia paniką ES šalyse ir tikrina, kaip toli jis gali nueiti. Lėktuvo keleiviai filmuoja, kaip danguje virš Kopenhagos oro uosto kilimo ir tupimo tako praskrenda dronas. Neatpažintas bepilotis šviečia ryškiai žaliais žibintais. Dar vakar vakare danguje virš Danijos sostinės specialistai užfiksavo 2 arba 3 didelius dronus.
Maždaug tuo pačiu metu net pažintas bepilotis praskrido ir virš Oslo oro uosto. Danijos ir Norvegijos valdžia nedelsiant uždarė oro erdvę. Šiuose kadruose iš Flight Radar 24 svetainės matyti, kaip lėktuvai buvo priversti atšaukti nusileidimus Kopenhagos ir Oslo oro uostuose. Aš tai laikau rimta ataka prieš kritinę infrastruktūrą Danijoje. Negali būti jokių abejonių, kad dronai susijęs su oro uostu gali turėti labai rimtų pasiekmių ir bet kuriuo atveju tie dronai ten neturėtų būti. Tačiau būtent vakar vakare iškart po incidento Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo socialiniuose tinkluose parašė, kad už dronų atakos prieš Kopenhagos oro uostą stovi Putino Rusija. Šią versiją svarsto ir Danijos premjerė Mette Frederiksen. Akivaizdu, kad tikslas yra drumsti, kelti neramumus, sukelti susirūpinimą, žiūrėti, kiek toli galima nueiti, išbandyti ribas. Kremlius eilinį kartą pavadino kaltinimus dėl dronų paleidimo į Daniją ir Norvegiją nepagrįstais. Vyriausybės lipdymas ir toliau kaitina aistras. Žemaitaičio pasiūlytas kandidatas į kultūros ministrus sukėlė kultūros bendruomenės pasipriešinimą. Ko dar galime laukti iš Žemaitaičio, kalbame su politologu Ainiumi Lašu. Labadiena. Labadiena. Tai kaip vertinti koalicijos lipdymą? Matom, kad vyksta procesas, bet kažkaip niekaip jis nesustoja į savo vėžes. Toks vaizdas, kad tas lipdymo procesas kažkur eina į pabaigą. Taip, jisai toks ilgas kaip telenovelė, bet ir telenovelė kažkada tai baigėsi. Tai šiuo atveju, man atrodo, čia tų serijų daug nebeliko, nes tiesiog pats turbūt ir prezidentas kažkurioje vietoje turi sustoti ir nuleisti galbūt tą kartelę ar tiesiog susitaikyti ir sakyti, kad žiūrėkit, viskas, sprendimai padaryti. Tuo labiau, kad žingsnis prieš, va čia kaip prieš kelias dienas, vis dėlto sutarimai buvo padaryti, ministerijos sukeistos ir dabar prezidentui toliau blokuoti, tokia iš tokios grinai politinės logikos, turbūt nėra labai daug pagrindo. Bet iš kitos pusės, dabar jūs sakot, ta prasme, blokuoti, neblokuoti, mes žiūrime dabar, kaip sakėt, susikeitė ministerijom, dabar energetika atidavė Žemaitaitį socialdemokratams, pasiėmė kultūrą, pasiūlė savo kandidatą ir bent jau visa Lietuva pradėjo šnarėti, kad koks tas kandidatas, kad vienintelė jo sąsaja su kultūra, bent jau kiek mes žinom, tai kad pūtė tromboną ir kad gieda bažnyčios chore, o šiaip gamina makaronus. Tai kaip jūs vertinate tokį kandidatą? Kaip tai vertinti juolab, kad mes žinom, kad čia yra giminaitis dar Žemaitaičio? Tai žiūrėkit, iš principo aš tai vertinu pagal du parametrus. Tai pirmas yra kažkokia vadybinė patirtis ir tada patirtis profesinėme lauke. Toks standartinis vertinimas, ar ne? Ir jeigu mes žiūrim pagal tuos du, galbūt ten kažkokio vadybinės patirties žmogus gal ir turi, komercijos direktorius, matyt kažką gal ir organizuoja ir daro, nors man susidaro tas įspūdis, kad ten ta įmonė yra pakankamai nedidelė, bet tarkime, yra kažkokia patirtis. Jeigu mes kalbam apie profesinį lauką, patirties nėra. Aš nežinau, bažnytinis choras šiuo atveju, žinot, kaip krepšinio sirgalis. Tai tokia čia ir kvalifikacija. Tai aš manyčiau, kad situacija yra tokia ir iš tiesų žmonės kelia klausimus. O kaip čia dabar su Vaičiūno kandidatūra? Nes irgi, ta prasme, prezidentas norėjo, kad jis liktų, matėm, kad neišėjo vienas, kaip pasakyti, vienam raudė neišėjo, tai dabar kitas siūlomas variantas. Socialdemokratai irgi piktinasi, kad esą jau vieną ministrą jau prezidentas yra paskyręs Budrį ir dabar tai būtų antras ministras. Kaip jūs manote, ar socialdemokratai nusileis ir kaip vertinti tada prezidento dalyvavimą šitam procese visam kūrimo? Tai socialdemokratai jau nusileido. Tai jie jau nusileido, sutiko ir tai iš tiesų yra, aš sakyčiau, toks beprecedentinis atvejis, nes visgi Nausėda ir derinimas su juo užsienio reikalų ministro kandidatūros yra logiškas, nes Nausėda kaip ir atsakingas yra už užsienio politiką Lietuvoje, jos formavimą. Tai čia šitą kandidatūrą galima suprasti, kodėl yra derinama ir galbūt prezidentas išsako vienokį ir kitokį požiūrį. Bet jau kalbant apie kitas kandidatūras, klausimų kyla daugiau. Ir aš neatsimenu tokio atvejo, kad atrodytų, susidarė
susidaro toks vaizdas, kad prezidentas jau formuoja aktyviai vyriausybę. Tai yra nevertina ją iš principo, bet jau kažką tai siūlo labai aktyviai. Tai vat šiuo atveju aš manau, kad bent jau aš neatsimenu tokio atvejo ir man atrodo, kad čia prezidentas truputėlį peržengė savo kompetencijų ribas ir nežinau, ar jis peržengia konstitucinės ribas, bet kažkur jis yra ant tos raudonos linijos. Tarkim, kaip vertinti Žemaitaičio siūlymus ir bendrai jo elgesį dabar tą formuojant. Mes matėm, kad kai kurios kandidatus jisai siūlė tokius, kad patirties jokios neturi, kaip kad ir Saulytė į aplinkos ministro poziciją. Kiti ten irgi tą patį Poderskį vėl siūlo. Tai tarkim, ar tai nėra kažkoks tai žaidimas, ar galbūt specialiai bandymas pakišnatą vis tiek tu atmesi. Ir pagaliau, jeigu Žemaitaitis taip elgesi, gal reikia susigrąžinti Skvernelį, kaip jūs manytumėt? Kiekvienas profesionalas, kuris žiūri į tokią naują partiją ir į tokį žmogų, kuris, žinote, vieną dieną kalba vienaip, kitą dieną kitaip. Ir kaip žinia iš net istorijų, su Žemės ūkio ministru Hoffmanu daro visokius ten spaudimus ir panašius dalykus, tai nei vienas profesionalas nenori lysti tiesiog po tankų. Tai tada tu ieškai žmonių, kurie sutiktų ar nesutiktų į tokią afiorą lysti. Ir šiuo atveju, suranda tokius žmonės, kurie sako, gerai, aš pabandysiu. Tie gerai, kurie ateina, žiūrint mūsų jau pagal mūsų minėtus kriterijus, arba visiškai neturi nei patirties, nei profesinės patirties, nei vadybinės, arba tiesiog absoliučiai nei iš to lauko. Tai tada nerimtai atrodo, bet pats Žemaitaitis nelabai turi iš ko rinktis. Kalbant apie jūsų minėtą klausimą dėl Skvernelio, iš principo tai turbūt buvo pats geriausias sprendimas, ankstyvas sprendimas galėjo būti, kai tik tai buvo iškilę Palucko reikalai. Tada buvo galima padaryti tą pakeitimą, suformuoti centro kairės solidžią koaliciją, bet toks vaizdas socdemai pasirinko atkeršyti Skverneliui už jo išdavystę. Tai, kad jisai išstojo anksti ir kritikavo premjerą Palucką. Ir su tuo reiks gyventi turbūt iki kadencijos pabaigos, nes aš nemanau, kad Žemaitaitis keis radikaliai savo elgseną. Dėkui už pokalbį. Ačiū. Įsisiautėjant peršalimo ligų sezonui, žinovai patarė atsigręžti į gamtos dovanojimus turtus, o jų net ir vėlyvą rudenį dar galima rasti mūsų miškuose ar soduose. Kaip tik dabar raudonuoja spanguolės. Tad reportaže sužinosite, kuogi skiriasi mums įprastos miško spanguolės ir vis populiarėjančios soduose stambiauogės. Dabar pats tas gaminti vitaminų žiemai. Ištrinsim, išsuksim. Tuomet į akmeninėje grūstuvėje sutrintas spanguolės Vilija deda šviežutėlio rudeninio medaus. Mes gyvenam prie miško, tai bitutės neša daugiausia, kad iš miško. Vilija sako, kad ji įprastai į pusę litro spanguolių deda apie kilogramą medaus. Paruoštas spanguolės su medumi moteris laiko šaldytuve, o rudenį įsibėgėjant peršalimo ligoms spanguolės su medumi naudoja arbatai. Šįkart Vilija su medumi ruošia miško spanguolės, tačiau turi ir augančių sode. Jos dar labai ne visai prinokia, jos turbūt vėliau prinoks. Kai prinoksta, taip pat mėgaujasi šviežiomis, naudoja kopūstams raukti, ruošia žiemai su medumi. Tačiau niekiek neprastesnės nei miško, tikina Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo mokslininkas. Pagal cheminę sudėtį esą jos labai mažai skiriasi nuo mums įprastų miško spanguolių. Mūsų pelkinėje spanguolė paprastojoje yra daugiau aromatinių medžiagų. Todėl, kai mes valgom mūsų pelkinę spanguolę, ją yra skaniau valgyti. O štai stambiauogės, dar vadinamos amerikietiškomis arba kultūrinėmis, anot mokslininko turi kitų pranašumų. Tų vadinamų jau dabar liaudyje labai žinomų gerai antocianinų, kurie yra vaistas ir maistas, jų yra daugiau kultūrinėje spanguolėje, ne amerikietiškoje. Pas Janiną krepšyje raudonuoja paprastosios spanguolės iš spanguolyno netoli Panevėžio. Kai būdavo visais metais daug, nėra kojas, kur padėti uogos aplinkui, o šįmet labai mažai. Dalį uogų moteris parduoda, dalį pasiliks žiemai. Tiesa, galima rasti net 25 skirtingus vitaminus ir mineralinės medžiagas. Labai puikiai tinka ir gerina širdies veiklą, šlapimo takų funkcijos palaikymui, cholesterolio mažinimui, na ir žinoma, imuniteto stiprinimui. Visgi sergant opaligę ar turint bėdų dėl padidėjusio skrandžio rūgštingumo, spanguolių, ypač vienų, reikėtų vengti.
Na, o netrukus žiniuose prie mūsų prisijungs Naglis Šulija. Iš jo sužinosime, kur šiąnakt sulauksime pirmųjų šio rudenio šalnų. Susitiksime. Sveiki, tęsime laidą žiniomis apie orus artimiausiomis dienomis ir apie juos kaip visada Naglis Šulija. Labas, Nagli. Labas, Kristina, ponios ir ponai, laba diena. Nagli, sakai, kad šiandien tave reikia sveikinti su rudeniu, bet iš to, ką aš iš tavęs jau išgirdau, panašu, kad jau su žiemos priešaušriu reikia sveikinti. Tikiuosi, dar ne taip baisiai. Dar ne taip baisiai, bet aš čia suskaičiavau. Artimiausias 3 paras vidutinė paros temperatūra bus mažesnė negu 10 laipsnių. Kristina, ar tu turi malkų? Turiu, bet aš jų visai dar traukti nenoriu ir tikiuosi šilumininkai taip gerai neskaičiuoja kaip tu. Ir šildymo nejungs. Gerai, baigim juokus, žiūrim, ką turim. Vilnius šiandien buvo šviesus ir sausas, Žemaitija irgi buvo šviesi ir sausa. Čia truputėlį palinojo, bet iš tikrųjų Lietuvoje kai kur buvo menko lietaus, bet jo buvo labai nedaug. Ir pajūris. Pajūryje gražu, miela saulėta. Žiūrim, kas bus toliau. Štai tas saulėtų orų tarpas, jis yra šaltas. Išstumia šilumą žemyn į Europos pietus ir šilumą anapus tų debesų. Ir taip, šį vakarą debesis greitai sklaidosi, atsiveria giedras dangus, lietaus nenumatoma. Iš giedro dangaus įprastai nelyja. Rytoj dieną tie debesėliai panašiai kaip šiandien užaugs, kur nors šiauriniai Lietuvos dalyje gali kaptelėti, bet trumpai ir negausiai. Vakare vėl debesis sklaidosi, bus saulėta. Temperatūra žemiausia šią naktį 5-6 šilumos, prie pat jūros 7-9, na ir ore vietomis bus šalnų. Kur tos vietos kol kas sunku pasakyti, bet dažniausiai tai būna, dirvos paviršiuje bus šalnų, jautriuose tam vietose, kol kas taip. Rytoj dieną 13-15. Toliau ketvirtadienis, penktadienis, orai menkai debesuoti, naktimis žvaigždėti, dienomis saulėti, naktimis temperatūra 3-5-2-4, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur bus šalnų, tos vietos tai dažniausiai visi vietiniai žmonės žino, ten yra jautrios vietos, slėniukas, durpynas, miško aikštelė ir panašiai, tai ten dirvos paviršiuje bus šalnų. Ir dienomis 12-14 ir 14-16. Niekas nepasikeis ir savaitės pabaigoje orai bus labai panašus. Taigi, apibendrinam, gražu, bet vėsu. Gražu, vėsu, žinai, toks įspūdis susidaro, kad ne tik mes skubame gyventi, bet ir gamta. Prašokome kažkaip tai vasarą, šokinėjom rudeniu labai greitai. Kodėl buvo puikus savaitgalis, ko čia dar? Bobų vasaros neprašoksime, tikiuosi. Ir aš tikiuosi. O jinai kada panašiai turėtų būti, jeigu būtų įprastai? Žiūrėk, kiek aš matau, šiemet orai vėluoja, klevai vėluoja gelsti maždaug 3 savaitės. Tai vat už 3 savaičių turėtų, viskas bobų vasara nusikelia į spalio vidurį tokiu būdu. Labai lauksim. Kągi, ačiū tau, Nagli, ačiū visiems prisijungusiems ir toliau kviečiu prisijungti prie mūsų tuo pačiu metu ir ryt. Sudie.